Taigi sveiki visi dar kartą, šiandien vėl žaidžiame Minecraft. Ir lauk. Kodėl man lagina? Tuoj. Viskas aišku. Buvau įjungęs 2 kartus. Mano garsas vėl nerealus. Kažkaip jis vis tiek labai didelis. Gal čia mano ausinės. Pagalvojau, kodėl neįkėlus antro video tą pačią dieną. Taigi, galvoju, kaip jums, nežinau. Video bus ne tą pačią dieną, bet aš jį nufilmuosiu tą pačią dieną. Taigi, tikrai daugiau nesimatysiu. Bent jau kokius, nežinau, 2, 3, 4 epizodus ar netgi 5. Taigi, kaip jum ir atrodo, aš dar užkimęs, nes tą video filmuoju tiesiai po to kito video. Ir nelabai žinau, ką man čia dabar daryti. Tikrai kažką darysiu. Vis tiek jau pradėjau filmuoti. Gal apžiūrėsiu čia viską. Tai ant naujos versijos dar nežaidžiu, nes aš vis tiek nepastebėjau dar kas ten įdėta, nes aš taip baigiau filmuoti tą video ir pasižiūrėjau, ar viskas gerai ir tada iškart pradėjau filmuoti antrą. Jo, man jau žaidžiant, man atrodo, 2 minutės. Aš norėjau per šitą epizodą apžiūrėti aplinkui namus. Jum turėtų būti truputį įdomiau negu paprastas epizodas, nes kaip ir, kaip būsiu toks nuotykių ieškotojas, lakstysiu čia visur. Ble, kažkas grįžta. Kurva. Nu, nesvarbu. Manau, šitas epizodas tuoj taps labai trumpas. O, mano mikrofonas net buvo neatsuktas man į veidą. LOL. Taigi, gali būti, kad šitie 2 epizodai atsiras tą pačią dieną, nes aš tuo jį baigsiu filmuoti. Gal reikėjo anksčiau jį pradėti filmuoti. Gera mintis. Na, tai va. Matau ten pelkę. Nubėgsiu iki pelkės namo ir tada baigsiu epizodą, nes šiaip tai gal, nežinau, jo. Aš nenoriu, kad grįžtų čia pas mane į namus visi žmonės, nes tada man kažkaip nelabai jauku iš vis kalbėti, nes kaip čia dabar, įsivaizduokit, kai kažkas tai grįžta namo žiūri, ko jis ten su savim kalbasi. Tai va, ir iš vis, kad video būtų trumpesnis, pabandysiu jį, tiksliau, kad užimtų mažiau vietos, padarysiu jį trumpesnį. Ir va, ir kad iš vis nekalbėtų čia nieks. Tai va, grįšiu namo ir viskas. Ne, ten mano sesė. Kaip ir nesvarbu, o gal jinai ir su mama. Nežinau, dar pavaikščiosiu čia. Tai jeigu čia labai daug vaikščiosiu, tai privaikščiosiu visą pilną epizodą. Ir tiek įdomiau. Nauji labai geri pelkių pakeitimai šiaip yra. Vat, nežinau, ar jie čia labai geri. Va tokie, kad čia tokios nesąmonės yra. Ką žinau, klumpės, klempės, ką žinau. Vienu žodžiu. Tokie dabar čia maži tokie prūdeliai ir ten labai daug lyjų. Nu, tikroviškesnės pelkės, vienu žodžiu. Ką aš norėjau pasakyti. Ir manau, būtų visai šaunu, jeigu čia atsirastų klampusis smėlis. Aš netgi nežinau. Gal jis jau yra dabar Minecraft'e, bet aš net nemačiau. Nu, dabar jau šitą epizodą tikrai tą pačią dieną nemanau, kad kelsiu. Nes jis jau... Nors bendrai. La. Jo, aš čia kaimą dar nebuvau radęs, nu tai galėsiu kaimą paieškoti. Man visai patiktų pasidaryti lanką. Aš tiksliai net nežinau, apie ką šitas epizodas. Aš tiesiog bėgu, kažko ieško. Ką aš čia per padaras? Och tu. Dabar man... What the... Kur čia logika? Šovė tai man iš šikno, o atsirado strėlė kažkur ant peties. Bet skeletas tai irgi pėdikas. Iš šikno šauna. Kas taip daro skelete?
Šitas biomas man taip nepatinka, kad man jame net lagina. Man iš tikrųjų ten neturėtų lagin, bet kažko nelagina. Ir dar yra toks youtuberis Antvinamas, manau, kad jeigu jūs mėgstate Minecraftą, tikrai apie jį žinote. Ir jis kūrė Minecraft video, manau, siūlau jį pažiūrėti, jis labai populiarus. Ir jis tikrai nelietuvis. Tai kai žiūrėjau jo video, pastebėjau vieną kažkokį keistą dalyką. Kad jeigu jis paspaudžia F3 per kažkokį ten seed showcase, kad parodytų koordinatės, kur yra tas daiktas kažkoks ten, tai rodo jo FPS. Ir jo FPS ne taip kaip mano. Man rodo 60-70, kai filmuoju. Kartais lagina, bet netame esmė. O jam rodo kažkodėl tai 30 ir jam nelagina. Tai vat. Vat kaip dabar. FPS buvo nukritę iki 10, bet paskui pakilo iki 70. Paskui nukrito iki 60 ir taip toliau. Man kažkaip pradėjo labai patikti tos video daryti. Ir dabar žymiai lengviau kalbėti. O mano namas. Tai šitas video, man atrodo, 7 minutės trunka. Tu. Nu gerai, viskas. Čia baigsis epizodas. Subscribinkit, likinkit, favoritinkit, sharingkit ir viso.